Turbūt lėmė tai, kad išnaudojom daugiau progų negu varžovai. Varžybos nebuvo labai kokybiškos futbolo atžvilgių, daug klaidų, klydom ir mes, ir jie. Tiesiog pavyko mums daugiau kartų pasižymėti negu jiem. Neblogai žaidė varžovas. Varžovas įdomi komanda, fiziškai gerai bėganti, matosi, kad žaidžia mini futbolą ne pirmą kartą. Buvo įdomu žaisti. Lyginant su pirmom rungtynėm, žengėt į priekį, žengėt atgal. Lyginant su pirmom rungtynėm, tiesą pasakęs, turbūt niekur nežengėm, nes buvo labai sunku šiandieną su žaidėjų susirinkimu. Daug pagrindinės sudėties žaidėjų atostogavo, žiūrėjo futbolą Prancūzijoje. Dėl to buvo tikrai sudėtinga šiandieną. Rezultatas pagal žaidimą? Rezultatas pagal žaidimą. Ne pagal pradžioje atėjau pasižiūrėti, tai atrodė viskas kaip ir neblogai, bet galas taip kaip galas. Taip kaip galas. A dėl ko? Ko pritrūko? Varžovas per geras? Varžovas per geras, bet ir žmonių pritrūko. Pas mus šiandien tokių 3 esminių žmonių neturėjom. Ir tas jaučias, galvojam, kad nesijaus, bet tas jaučias. Vienkartinis toks nesusirinkimas ar gali tapti kaip čia kažkurio sezono bėda? Nežinau, pagyvensim, pamatysim. Visaip gali būti. Visaip gali būti. Šiais metais daugiau pasiėmėm, nes taip ir jautėm, kad bus susirinkimo reikalų, bet turi žaisti visi. Tai šiandien pamatėm, kad turim kur tobulėti. Trumpai apie rungtynes. Dėl ko Svajonė šiandien laimėjo? Buvo vertesnė, nebuvo vertesnė? Taip, komanda žymiai susikaupus buvo. Mačiau, kad buvo ryžtas. Tas pralaimėjimas labai visus nustebina. Dėl to buvo susikaupimas didesnis ir akcentavom ant fizinės jėgos labiau ir tas rezultatas buvo. Matom, kad pavargo, paprasčiausiai priešininkai pavargo. Iš pradžių atrodo vėl tiek momentų buvo neišnaudota, nebuvo tokių minčių, kad neatsitiktų kaip prieš savaitę? Ne, nebuvo. Galvojom vis tiek savo išlauksim ir įmušim. Manau, kad tą gaidelę mes ir toliau varysim. Tinka toks komandos nusiteikimas ir toks žaidimas? Manau, kad taip. Reikėtų dar energijos, nes užsivedę vyrai gerai yra. Su rungtynėmis prieš savaitę žaidėt lyg ir truputį geriau, bet rezultatas neigiamas. Sutinkat su tuo? Sutinku. Nebuvo poro žaidėjų tokių, kur lygiai normaliai atėjo ir kažkaip tai silpnai šiandien centre labai sužaidė. O realizacija irgi turbūt ne kažką? Ne kažką jo buvo. Turėjom progų ten tokių porą, bet štangą, kur pataikėm, neįmušėm, nepasisekė ir viskas mums šiandien. Buvo geresni varžovai ar tiesiog viską nurašot būtent į sėkmę? Aš galvoju, kad gal jie buvo stipriau biški mūsų šiandien. Labai nusivylę? Jo, labai. Jeigu labai trumpai, buvome verti pergalės šiandien, manau, bet vos ne paskutinių smūgių, bet praleidom įvartį ir 1 taškas dėja. Žengėt žingsnį po pirmųjų rungtynių į priekį? Prieš varžybas būčiau, manau, aišku, vilkai, finalininkai, bet mes ten labai neakcentavom, bet dėl savo ten vidinių susirinkimų niuansų tašką paimtume prieš varžybas, bet varžybų metu ir jau besibaigiant varžybom jau, manau, buvome verti 3 taškų, bet kažko pritrūko vėl. Ko? Mūšiam, smūgių buvo pakankamai, tai tikslumo pritrūko šiandien. O kas buvo teigiamo? Teigiama buvo, kad dėl išnaudojama, aišku, progą, turėjom daug progų, tas buvo teigiama, aišku, buvo gal emocijų nereikalingų. Tai dėl teigiamo, tai manau, kad mes sukūrėm daug progų, bet jų neišnaudojom. Iš jūsų buvo laukta daugiau? Jeigu atvirai pagal tai, kaip susirinkom, aš jau daugiau nebelaukiau. Čia susirinkimo problema buvo pati didžiausia? Taip, tu prasme, traumelių neplanuotų, ten su darbais, su grafikais. Ir tikrai viena pozicija buvo centro tokia, kad žmogus tikrai neišlakstys, jisai pasilpo, bandėm keisti. Išsibalansavę visiškai. Ir nervukas tada atsirado, pykčiai kažkokie. Nesiklojo. Jautėt, kad galite išlyginti ar jau... Jo, aš pajaučiau tą pirmą, patys taktinį klaidą padarėm. Tas, kai išgirsti, kad nuo vidurio. Tai tada gal geriau patys įsispirkim ir tada pradėkim žaisti. Tai greitai spyrė, pradėjom žaisti. Ten buvo tų erdvių, galima su jais žaisti. Bet, aš pasakyčiau, pasakiau, kebra, reikia lyginti. Reikia pirmam. Pirmam nepasisekė, bet antram jau viskas. Jau kaip užlipom,
Taip ir išlyginau. Ar bent suvokėt, kas nutiko? Be abejo, pralašėm. Įdomu. O rimtai aikštėj? Ne, aš manau, kad žaidėm tikrai gerai ir aš sakyčiau, kad tikrai geriau, turėjo, sakykim, patys paleidom, patys kalti, bet galim prisiminti praeitus metus. Buvo situacija atvirkštinė, jie paraudinos berods mūsų, jie lygiai taip pat pralašė. Taip yra, nieko nepadarysi. Bet šiaip nei pagal žaidimą, nei pagal ką? Ne, aš šiandien galiu tvirtinti vienareikšmiškai, kad buvo stipresni, bet aišku, faktorius yra raudonos kortelės, tai sunku pasakyti, kaip būtų buvę kitų atveju, jeigu jie žaistų, bet paleidom. Iš tikrųjų labai gerai sužaidė mūsiškai ir aš manau, kad tiesiog nepasisekė. Šį sezoną vertinant pagal pirmas 2 rungtynes bus geresnis nei pernai ar ne? Apie kas bus nežinau, bet jeigu taip rinksis, tai tikrai aš manau visom bus sunku su mumis žaisti. O tai, kad toks tvarkaraštis su 2 labai stipriom komandom pradėjot, tai plius ar minusą? Nežinau, šiai dienai žiūrint turbūt į pliusą. Jeigu dar būtumėm nepaleidę pabaigoje tų 2 įvarčių, tai iš tikrųjų sakyčiau, kad tikrai pliusas, nes turėjom patirties prieš 2 sezonus turbūt, kai žaidėm pradžiai su stipriom, tai ten dar buvo tas senas formatas, tai aišku, iškart 3 buvo stiprios komandos ir visas jas pralašėm ir praktiškai palaidom sezoną. Tai čia kaip vertinti. Jeigu išnešim taškų, tai sakyčiau gerai visai. Kai dažnai paklausiu, ar tikėjotės, kad išlysit ir vis tiek kartais matos, kad tai būna. Šiandien nebuvo, atrodo, jokių vilčių, kad galėtumėte įsigelbėti. Ar šiandien tikėjot, kad galite ar ne? Iš tikrųjų tikėjau. Tikrai tikėjau, kad bent jau įmušim vieną, tai taip, kad bus lygiosios tikėjau ir buvo toks planas, kad pasitaupyti truputį ir antro kėlinio antroji pusė pradėti lipti ant jų, bandyti. Bet to lipimo nebuvo, tie įvarčiai kažkaip... Bent jau pas Chebra buvo galvose tas ir turbūt, iš tikrųjų, tie įvarčiai taip ir atsirado. Fortūna šiandien buvo pagrindinis pergalės? Manau, tikrai bus sėkmės daug buvo šiandien mūsų pusė ir tikrai taip. Kalbant apie sieną, gerą įspūdį palieka? Šiaip galiu pasakyti, tikrai komanda subalansuota tikrai labai stipriai ir aš manau, šiemet jie tikrai pretenduoja į tą, kaip sakant, taurę. Taurė netgi? Aš manau taip. O tai tokia jūs sudėtim, kaip jų, tai tikrai. Jau pasiruošę prarasti taškus prieš kažką? Mes nepasiruošę, bet tikrai bus vieni pagrindiniai mūsų konkurentų, aš manau. Ir dar norėčiau pasveikinti mūsų geriausią kairio krašto gynėją, kaip sakant, sukūrus šeimą. Tai va, Buba, linkėjimai tau, visa komanda su tavimi ir šį pergalę skirta tau.